Jo, džiaugsmingas ir kūnas, tai čia sena yra problema sielos ir kūno, kaip yra su to kūnu. Šventas Pranciškus sako, mūsų kūnas yra kartu ir priešas, kartu ir draugas. Tai be abejo čia eina kalba apie žmogaus jausmų, emocijų, reiškia visų aistrų įjungimą į dvasinius dalykus. Tai yra šventės, kur mes tikrai džiaugiamės ir plojam, ir šaukiam, ir būtų gerai, kad taip ir būtų. Ten, tarkim, kokios Velykų prisikėlimo mišios, ne? Tikrai džiaukimės, nes tiek daug laiko spaudėm savį tą džiaugsmą ir dar prieš tai dar buvom labai nusiminę, bet išsprogdinkim tą džiaugsmą. Šlovinimas visada turėtų būti džiaugsmingas dėl to, kad mes dėkojam Dievui. Ir natūralu gal, kad kartais ir man, nes nesijaučiu aš gal džiaugsmingai, nei vienas mes kiekvieną dieną džiaugsmingai nesijaučiam, bet toks nuostabus dalykas, kad kai šlovini, kai dėkoji, tai reiškia pasitiki, ar ne Dievu, jam pavedi, tai tada to džiaugsmo atsiranda, nes tu nesi vienas, tu savo gyvenimą jam pavedi. Reikėtų pradėti turbūt nuo mūsų stovėsenos, šlovinant mūsų akivaizdos. Dažniausiai, jeigu einu pas kažkokį tai svarbų man asmenį arba kalbuosi su mama, tai turbūt nededu kojų ten ant galvos ar kažkas tai tokio. Tai taip ir su viešpačiu. Aš einu pas jį kaip pas tėvą, kaip pas draugą, kaip pas brolį. Šlovinimo esmė man pirmiausia atsiremia į šventą raštą, kur yra sakoma nuolatos dėkokite ir nuolatos melskitės ir dėkokite Dievui. Man visas šlovinimas, kuris yra džiaugsmingas, net nepaisant to, kad galbūt tekstas gali būti sunkus apie kryžių, apie kančią, bet tai, kaip tu darai, tai turėti savyje džiaugsmo, nes mes kaip krikščionės kiekvienas esame pakviesti džiaugtis. Pirminis buvimo būdas turėtų būti su džiaugsmu. Popiežius Pranciškus apie tą labai daug kalba. Aš manau, kad tai yra labai sakyčiau, prasminga, nes kūną mums davė Dievas ir mes visų juo galime šlovinti jį. Ir jeigu, pavyzdžiui, giedant, aš jaučiu tiek džiaugsmo, kad man norisi ploti, kodėlgi ne? Arba jeigu šiuo metu aš noriu laikyti už širdies ir linguoti, kodėlgi ne? Jeigu man tai padeda suvokti, koks artimas šiuo metu man yra Dievas, kodėlgi ne? Svarbu tikriausiai atrasti, kas tau asmeniškai padeda laisvai jaustis ir tikrai širdį atver Dievui, kai šlovini. Ir yra tos nežinau kaip pasakyti, pozicijos, ar ne, kurios padeda, ar ne, iš labai seniai atėję, ar ne, kur ten iškeltos rankos, ar ne. Irgi sąmoningai savo choristės liepiu joms judėti, kas kartais labai sunkiai atrodo, joms labai sunku išjudėti, nes kaip čia bet iš tiesų ir garso kokybė labai pagerėja, vokaliai labai pagerėja ir ta malda tiesiog gaunasi natūralesnė, nes tai yra žmogaus natūrali būsena, kai skamba muzika. Rankų pakėlimą šlovinant visada turi turėti reikšmę, kad mes ją žinotumėm ir mes ją išgyventumėm. Ir jeigu aš keliu rankas į viešpatį ir šlovinu, arba šoku savo kūnų šlovinimas viešpatį, tai reiškia mano širdies nusistatymas, mano dvasinis gyvenimas ir dabar jausmas toks ir yra, kad viešpatį garbinti tave šlovinimą, tu duodi savo visą kūną, savo visas jėgas, visą savo džiaugsmą tau dovanoju ir už tai dėkoju tau. Na, mes esam kūniški, pats Dievas, jisai įsikūnijo, jisai nenusileido į pasaulį kaip dvasia ir Jėzus turėjo kūną. Ir tuo, man atrodo, viešpats pasako, kad kūnas yra labai labai svarbus dalykas ir nevertėtų jo nuvertinti tikriausiai. Bažnyčia juda ir juda į tas, reiškia, į visą žmogaus sandorą ir pabrėžia, kad kūnas irgi yra žmogus ir kad kūnas be galo yra svarbus ir kad negalime atskirti sielos nuo kūno. Viskas yra kartu ir viskas turi dalyvauti. Kaip ir
Kaip ir pasakyta šventajame rašte, kad mylėti Dievą reikia visų protų, visa siela, visa širdimi ir jėgomis, ką reiškia kūnas.